Pakalbam šiandien apie rusų stebuklingus ginklus, su kuriais jie nukreipinėja ukrainiečių pasiųstus dronus į Lietuvą ar į Latviją, apskritai Baltijos šalis, gal netgi kartais iki Suomijos nukreipia, nes pastaruoju metu žiniasklaidai tokias stebuklingas teorijas kėliamas, kad tiesiog susidaro toks vaizdas, kad Rusija ant tiek galingas technologijas turi, kad, nežinau, jeigu jie iš tikrųjų tokias naudotų, tai visa Europa turėtų drebėti realiai. Pavyzdžiui, šiandien ta žinia, kad Rusai Kaliningrade turi kažkokį labai galingą GPS signalų slopintuvą, kuris gali pagauti vieną droną kažkur skrendantį toli Rusijai ir nukreipti į Lietuvą, yra, tokia iš fantastikos srities. Nes kas realybėje yra, tai Rusai tikrai turi GPS slopintuvą Kaliningrade. Jis veikia 100 km, gal kažkiek su viršum kilometro atstumu. Ir jis tikrai slopina, trikdo ir lėktuvų GPS signalus, ir telefonų ryšius. Tokiu atstumu, bet tarkim, jeigu paimti realybę, tai nuo Kaliningrado srities iki Ukrainos yra apie 500 km. O jeigu imtumėm iš Ukrainos realiai leidžiami dronai ir kažkur Rusijai juos pagautai, pridėkit dar kelius šimtus kilometrų, tebūnie pasidaro kokie 700 km. Tai dabar įsivaizduokit kažkokį stebuklingą ginklą, kuris 700 km atstumu sugeba pagauti vieną droną ir nukreipti specifiškai į Lietuvą, kaip piešiamas tas toksai visas vaizdas, tai yra tokia, nesąmonė yra tiesiog, nes kas realybėje būtų, jeigu teoriškai, jeigu tebūnie patikim, kad jie turi tokį aparatą galingą Kaliningrade, tai tas daiktas turėtų kažkokį super galingą impulsą paleisti, kuris veiktų iki 700 km tarkim atstumo ir bet kas būtų. Tai maksimum, kas įmanoma technologiškai, tai tiesiog sutrikdyti viską tokio atstumo. Tai reiškia, kad ir visi lėktuvai sutrikdytų viskas, kas įmanoma. Tai kiekvieną kartą, kai ukrainiečiai, tarkim, rengia kokią ataką prieš Rusiją, rusai tą mygtuką tik tai pam, aplinkui tik žup, didelis toksai impulsas eina ir tada, kaip ir sakau, visi lėktuvai turėtų zonai pajusti tai, nes skrydžių tai tuo pačiu metu tai daugybė vyksta, o nieko tokio kažkaip nėra. Tada kitas dalykas yra, jeigu jie Kaliningrade turi tokį dalyką, tai kodėl jie tada Rusijai tokio neturi? Koks tikslas Kaliningrade turėtų tą slopintuvą, kodėl jie Rusijai neturi ir tiesiog iš Rusijos neapgrėžinėja drono atgal į tą pačią Ukrainą, kam į Lietuvą siųsti. Gerai, patikėkim kažkokią teoriją, kad galėtų Rusai, kaip Iranas, tarkim, atakuoti aplinkinės šalis. Kaip dėrybų kortą, kad jeigu jūs puolat mus, tai mes nukreipinėjam visus dronus ten į Lietuvą, į Baltijos šalis ir jie ten sproginėja. Bet tada turėtų būti daugybė dronų, o ne kažkoks vienas. Ir jeigu Rusai turėtų pas save tokį aparatą, tai palaukit. Tai tada realiai pagrindinis vis tiek klausimas lieka, kodėl jie nenukreipinėja atgal į Ukrainą. Nes jeigu labai tiksliai gali pagauti vieną droną ir nukreipti, skristi tiesiai į Lietuvą, tai kodėl jie nedaro atgal į Ukrainą? Ir kodėl tada, jeigu Rusai jau turi tokią technologiją, tai vakarai tikrai turėtų tokią technologiją, tai tada gautis, kad ukrainiečiai paleido dronus į Rusiją, rusai apgrėžė, tada grįžo į Ukrainą, ukrainiečiai apgrėžė atgal ir skraido tie dronai atgal, kur kažkur išsikrauna tenai ar elementai, ar kūras baigėsi ir tada tik pradeda jie kristi. Nes taip, kas realybėje įmanoma. Ir apskritai nėra tokios technologijos, kad įsivaizduokit, skrenda koks nors droniukas Rusijai, Rusai nustaiko ir taip skris į Lietuvą. Ta prasme, kas
faktiškai įmanoma, tai yra tas, kad jie gali sutrikdyti skrendančio drono kažkurio vieno GPS signalą ir jam biškai gali susimaišyti smegenėlės ir jis gali kažkur nuklysti vakarų kryptimi, tarkim, į Lietuvą arba į kažkokias Baltijos šalis. Ir tai visai yra įmanoma, nes Baltarusijai yra fiksuota irgi dronų kritusių ir baltarusai yra juos numušinėję ir netgi yra pakėlę lėktuvus numušti droną. Tai vat, kas maksimum įmanoma, kad rusai gali sutrikdyti vieno kažkurio ten pavienio droniuko kažkokį skrydį ir nukreipti plius minus vakarų kryptimi, bet tai nereiškia, kad jie masiškai gali juos ten nukreipinėti. Arba yra dar vienas realus variantas, kuris visiškai labai tikėtinas būtų, kad kadangi Ukraina, kai daro atakas į Rusiją, tai tų atakų metu Ukraina leidžia irgi ir tuščius dronus, be sprogmenų. Tiesiog masę dronų leidžia tam, kad perkrauti rusų gynybos sistemas. Arba, kad rusai išnaudotų savo raketas, tarkim, netikriem dronam ir daugiau šansų būtų tikriem dronam praskristi iki taikinių. Tai vat, tarkim, būna, kad arba kažkurios dronus ten sutrikdo kažkokie signalai, arba kažkur jie patys gal biški kažkur net ten nukrenta, tiesiog nukrenta, nesudūžia, nesprogia, nes pas juos net nėra sprogmens. Tai vat, tuos droniukus rusai gali patys panaudoti tiesiog ir vat, paleisti Lietuvos pusę savarankiškai. Ir vat, tada būtų jau labai visiškai tikslus variantas, kad jie tada jau gali nustatyti, kur tas dronas gali skristi ir jie gali nustatyti, kad jis plius minus nukristų ne kažkur ten mieste, ne kažkur, tiesiog vat, kur nors miškuose, laukuose, kad neskeltų jokių civilių žūčių arba dar kažkokių didelių tenai sprogimų nebūtų, bet būtų tas toksai politinė panika Lietuvoje. Tai vat, visa realybė yra tokia. Nes jeigu galvotų apie tos kosminius ginklus, tai vat senai 90 kažkelintais būdavo toks strateginis žaidimas Red Alert ir ten vat, būdavo rusai ir amerikiečiai ir tada rusai ten turėdavo Tesla bokštas, elektros impulsais ir teleportus ir taip toliau. Tai va čia yra kosminiai tokie dalykai, kur kas rašoma žiniasklaidai, kad kažkur Kaliningrade stovi kažkoks GPS lopintuvas, kuris gali, sakau, 100 kilometrų, tai čia yra virš 500 kilometrų atstumo, pagauti vieną droną arba du ir nustatyti tiksliai skristi Lietuvą. Tai yra toks iš fantastinio filmo variantas. O realybėje tai jie naudoja nukritusius dronus arba plius minus netyčia pagauna kokį vieną ir jeigu pasiseka, nukreipia į mūsų pusę, bet ne tiksliai į Lietuvą, o į mūsų pusę. Tai jis gali nukristi Latvijai, gali Lietuvoje, gali ir Baltarusijai, kaip sakau, nukristi ir tokių atvejų buvo. Tai va tokia yra realybė palyginus su tais fantastiniais variantais, kurie žiniasklaidai keliami. Tai va.